Labas visiems, čia laida Būti sveikesniam – skonio ir sveikatos deriniai. Edita, jau sužinojau, kaip pravartu yra skaityti etiketes, o dabar prašau palydėkite mane ir paaiškinkite, ką reiškia rakto skylutės ženkliukas ant produkto pakuotės. Tai vienas mėgiamiausių mano ženklų, kuriais ženklinami maisto produktai. Rakto skylutės ženklinimas reiškia, kad produkte yra mažesnis cukraus kiekis, mažesnis druskos kiekis, yra tinkamas skaidulinių medžiagų kiekis, nėra saldiklių ir kiti ingredientai yra sveikatai palankus. Štai, turime 2 duonos kepalėlius. Vieno jų ženklinimas yra su rakto skylute, kito ne. Aš žinau, kad ženklinime ingredientas, kurio yra daugiausia gaminyje, būna viršuje pirmas, o tas, kurio yra mažiausiai, būna paskutinis. Tai galime matyti, kad duonoje be rakto skylutės ženklo cukrus yra 5 vietoje, o duonoje su rakto skylutės ženklu cukrus iš viso nėra. Kristina, kaip Jūs manote, ar skiriasi šių 2 duonų skonis? Net neįsivaizduoju. Paragausiu. Na ir kaip, ar skonis skiriasi? Abi tikrai labai skanios ir negalėčiau pasakyti, kuri turi mažiau cukraus, druskos ir kitų sudėtinių dalių. Tai yra puikiausias pavyzdys to, kad sveikatai palankus maistas yra ne tik naudingas ir sveikatai palankus, bet jis yra ir puikaus skonio. Na, o padėjus visiškai nedaug pastangų, mes galime atsirinkti maistą pasižiūrėję ženklinimo etiketes. Pamoka, kurią šiandien išmokau, tai kad ir maži žingsneliai veda link didesnio tikslo ir visiškai nebūtina aukoti skonio vardan sveikatai palankesnės mitybos. Skanaukit ir mėgaukitės. Čia laida Būti sveikesniam. Parengtas Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro užsakymu.